Turime klausimą ir susitinkame Aš karalienėje mokymosi programoje. Jeigu jautiesi įžeista, pažeminta dėl tam tikros situacijos arba žodžių su kitu žmogumi, ar ne, tai visados ieškoti savyje problemos. Kodėl aš taip sureagavau, kodėl taip nutiko ir panašiai. Buvo atlikta atjautos praktika ir stengiuosi paleisti situaciją, bet ar galima viską atleisti? Klausimas yra. Gaunasi toks kaip kito žmogaus pateisinimas ir tik ieškai savyje, kas negerai. Tai jaučiate, koks stiprus yra klausimas. Ar visada aš turiu ieškoti problemos savyje, jeigu su manim negražiai pasielgia, jeigu kažką man negražaus pasakė? Tai pirmiausia, noriu priminti labai gražų posakį apie pyktį ir nuodų stiklinę. Nes jeigu aš pykstu, nuodus geriu aš, ne kitas žmogus. Ir nesvarbu, kad pykstu ant kito žmogaus, ar ne? Esat tai patyrusios ir pajutusios, ką reiškia ta stipri negatyvi emocija manyje ir kaip ji mane griaužia iš vidaus. Tai ir yra nuodų stiklinė. Tai pagal tai aš norėčiau pasakyti, kad jūs savo nekenktumėt, visada yra kelias paleisti save iš tos situacijos. Ir tas kelias yra toks, kad aš turiu suprasti, kodėl aš gavau tą situaciją, kodėl ji yra mano gyvenime. Galima dar kitaip pasižiūrėti. Ne visada jums reikia toleruoti, kai su jumis negražiai kalbamasi. Tačiau visada atleisti ir taip iš dalies galbūt pateisinti. Ir jeigu jūs sugebate situacijoje neutralizuoti savo emocijas čia ir dabar, ar ne, jau esant situacijoje, kai jums kažkas sakoma negražiai ir sugebate su atlaidumu ir meile atsakyti, vadinasi, jūs sugebėsite toje situacijoje nubrėžti savo naują ribą. Nubrėžti naują kryptį, kaip jums yra gražu keliauti toliau, tai kas vyksta toje situacijoje, ar ne? Atsakymas į šitą klausimą dar būtų, kad visada mes turime rinktis atlaidumą ir meilę. Tai yra tik tais dvi kryptis, kurios tikrai veda žmogų, moterį, vyrą į kitą gyvenimo etapą, į laimingą ateitį, į gražų ir gausų gyvenimą, į viską, ko mes trokštame ir apie ką svajojame. Meilė ir atleidimas. Tai tik tais mūsų ego dar klausia to vidinio galbūt klausimo, ar aš turiu visada atleisti. Kai aš suprantu, kodėl aš tai renkuosi ir kad tai aš renkuosi dėl savęs pirmiausia ir tik paskui dėl kito žmogaus, man tampa lengviau. Aš renkuosi dėl to, kad aš noriu vidinės ramybės. Aš renkuosi atleisti meilės kelią ir paleisti tik todėl, kad man būtų geriau, paprasčiau, lengviau, gražiau, maloniau gyventi. Ir kai aš renkuosi šitą kelią, jeigu aš jį renkuosi jau po situacijos, aš pradirbu su ja ir aš galiu grįžti į pokalbį apie tai, kas įvyko, bet grįžti be stiprių, karčių ir skaudžių emocijų. Vadinasi, neutralizavusi, kai aš paprastai kalbu viskas iš širdies, iš meilės, iš atleidimo ir paleidimo. Tačiau aš nubrėžiu ribas, aš pasakau, kad nefaina man tą girdėti, klausytis. Ir tai tikrai nekuria ir nemotyvuoja manęs, pavyzdžiui, kurti gražų santykį ir galvoti apie šviesią, gražią ateitį kartu, jeigu tai tikrai žeidžia. Bet kai mes suprantam, kodėl ta situacija arba kodėl tie žodžiai būna pasakyti, mums tampa lengva, paprasta. Taip kad ar visada reikėtų žiūrėti ir mokytis, ką ta situacija kalba man apie mane, tai taip. Nes mes atėjome į šią žemę augti, tobulėti ir mokytis. Tačiau visada reikėtų stebėti, ar aš renkuosi atsakydama į skaudžias situacijas meilę ir atleidimą. Nes tai yra tik tais dvi kryptis, kurios, kaip ir sakiau, yra labai aukštos vibracijos. Ir jos iškart gali neutralizuoti viską, kas dabar vyksta aplink mane.